Gruodžio 24. Tu jį praminsi Jėzumi, nes jis išgelbė savo žmones iš jų nuodėmių. Mato Evangelija 1 skyrius 21 eilutė. Viešpatie žmonės pastebėdami net ir mažiausius įvykius, kuriuos paruošė Dievo apvaizda, susijusiu su mūsų gelbėtojo gimimu ir Evangelijos paskelbimu, sustiprina savo tikėjimą. Supratimas, kad Dievas rūpestingai prižiūrėjo net ir mažiausius dalykus praeityje, suteikia pagrindą pasitikėti Dievo išmintimi ir užtikrinimu tų jo plano sričių, kurios priklauso dar tik ateičiai, išsipildyme visų nepaprastų, didelių ir brangių pažadų, sukoncentruotų tame, kuris gimė Betliejuje. Taigi, suprasdami Dievo apvaizdą didesniuose Dievo plano dalykuose, sustipriname tikėjimą Viešpaties apvaizdą net ir asmeniniuose bei privačiuose jo žmonių reikaluose. Vardai duoti biblijiniams veikėjams turi reikšmę ir susiję su jų charakteriais, darbais, pareigomis, išbandymais. Ir turi tipinę reikšmę su asmenimis arba su jais susijusiais dalykais. Taip galime išaiškinti vardą, kurį Dievas išrinko Mesijui. Jėzus yra lotyniškas atitikmuo hebrajiško žodžio Jošua arba Ješua, Jehova yra išgelbėjimas ir reiškia mūsų Viešpaties tarnybos pareigas. Jo žmonės tai visi tie, kurie šiame ir ateinančiame amžiuje artės prie Dievo per jį. Žmonijos giminė yra slegiama pasmerkimo, nuodėmės valdžios ir nuodėmės pasekmių. Mūsų Viešpaties nuopelnai, dabartiniu metu priskirti pasišventusiems, išlaisvina juos nuo nuodėmės pasmerkimo. Viešpaties dvasios, žodžio ir jo apvaizdos pagalba, jis palaipsniui išlaisvina juos iš nuodėmės galios ir valdžios, o prisikėlime galutinai išlaisvins iš visų nuodėmės pasekmių. Po to, panaudodama savo nuopelną, mūsų Viešpats išlaisvins pasaulį iš nuodėmės pasmerkimo, o panaudodama savo pareigas kunigo, tarpininko, karaliaus, įstatymų leidėjo, teisėjo, pranašo ir tėvo, išlaisvins iš nuodėmės galios ir jos pasekmių visus tuos, kurie paklusdami taps jo žmonėmis. Kokį turime gelbėtoją? Jis turi galią išgelbėti. Klausimai: ką man reiškia Jėzaus vardas? Kodėl, kaip, kokią jis daro man įtaką? Tu jį praminsi Jėzumi, nes jis išgelbė savo žmones iš jų nuodėmių. Mato Evangelija 1 skyrius 21 eilutė.